Šiandieną gaminsime jau klasika tapusias Cezario salotas. Lengvas ir greitai paruošimas jos puikiai tiks vakarais po sunkios darbo dienos. Pakalbėkime apie prieskonius. Jūs turite du variantus. Pirmasis – maišytis prieskonius patiems. Antrasis, kurį aš rekomenduoju, tai Magi idėja kepimo lapeliai sultingai vištienai su česnaku. Tai prieskonių mišinys, kurį atrinko Magi profesionalai. Magi idėją rekomenduoju tiems, kurie mėgsta gaminti patogiai ir greitai. Prieskoniai patiekiami kartu su kepimo lapeliais. Jie užtikrina, kad vištiena kas kart iškeptų labai sultinga. Taigi, ko prireiks? 300 g vištienos krūtinėlės, 6 vyšnių pomidorų, 50 g kietojo sūrio, iceberg salotų lapų bei 4 riekelių baltos duonos. Baltą duoną supjaustome norimo dydžio kubeliais ir kepame iki 180 laipsnių kaitintojo orkaitėje. Vištienos krūtinėlę supjaustome taip, kad filė nebūtų storesnė nei 2 cm. Supjaustytą vištieną sudedame į Magi idėją kepimo lapelius sultingai vištienai su česnaku. Apkepame abi pusės po 5 minutės, kol vištiena lengvai apskrus. Kol kepa vištieną, paruoškime padažą. Padažui reikės 4 šaukšto alyvuogių aliejaus, 1 skiltelės česnako, 1 šaukštelio valčesterio padažo, 1 šaukšto garstyčių, 2 šaukštų citrinos sulčių, pusės puodelio majonezo, druskos ir pipirų. Salotą suplėšome, sudedame į dubenį, gardiname padažu bei tarkuotų kietuoju sūriu. Ant salotų dedame pjaustytą vištienos krūtinėlę. Metas ragauti. Skanaus!